Svarbiausia pasaulyje gamykla statoma dykumos viduryje, kur nėra nei vandens, nei darbuotojų, nei plano. Viskas. Kuo pasikliauji? Tavo išmanusis telefonas, automobilis, net galingiausi Amerikos ginklai priklauso nuo lustų, kuriuos gamins ši vieta. Tai $65 milijardų vertės lošimas. Jei pavyks, tai gali tapti gyvybiškai svarbiu išsigelbėjimu technologijų pasauliui. Jei nepavyks, pasekmes gali paliesti kiekvieną šiuolaikinę gyvenimo sritį. Todėl ši istorija yra daug svarbesnė nei manai. Šiuo metu Taivanas pagamina 92% pažangiausių pasaulio puslaidininkių. Jei ši gamyba sustotų dėl gamtinių nelaimių ar geopolitinių priežasčių, kartu sustotų ir šiuolaikinis pasaulis. Šie lustai leidžia F-35 Lightning II tapti skraidančiu kompiuteriu. Jis gali atpažinti priešo radarų signalus, slopinti artėjančias raketas ir dalintis duomenimis su sausumos pajėgomis realiu laiku. Kiekvienas lustas sukurtas konkrečiai architektūrai ir tokiu tikslumu, kokį gali pasiekti tik kelios mašinos Žemėje. Lustai leidžia raketams ir dronams apdoroti GPS duomenis ir realiu laiku koreguoti savo skrydžio trajektorijas. Šiuolaikinėme konflikte laimi ta pusė, kuri gali greičiausiai apdoroti duomenis. Jei Taivano gamyklos sustos, pažangiausi Amerikos ginklai taps pažeidžiami, o kalbama bus apie išlikimą. JAV kariuomenė gali būti paralyžiuota, duomenų centrai, kuriuose veikia karinis dirbtinis intelektas, nustotų veikti, tačiau ekonominė grėsmė dar baisesnė. Visiškas Taivano lustų gamybos sutrikimas sukeltų pasaulinį ekonominį žlugimą. Ir vadinti tą krizę recesija būtų per švelnu. Tai lengvai galėtų būti pasaulinė BVP netektis, kuri per 1 metus sudarytų apie $10 trilijonų. Tai sudaro apie 10% pasaulinio BVP. Tai prilygtų tam, lyg per naktį išnyktų Japonijos ir Vokietijos ekonomikos. JAV suprato, kad iš esmės buvo perdavusios savo nacionalinį saugumą regionui, kurio negalėjo visiškai apsaugoti. Persikėlimas į Aziją atrodė logiškas. Tai buvo pigiau, efektyviau ir pelningiau. Tačiau efektyvumas turi paslėptą kainą. Jis yra atsparumo priešas. Just-in-time gamybos modelis sukūrė pasaulį, kuriame niekas neturi atsarginio plano. Dabar Arizonos valstija yra atsarginis planas. JAV skyrė TSMC $6,6 milijardo federalinių dotacijų. Jie rado dykumos plotą ir paprašė vienos iš pažangiausių gamybos įmonių Žemėje atsikurti Monulio vietoje, kurioje nėra ne vienos sąlygos leidusios tai padaryti – Taivane. Ar tai tikras technologinis nepriklausomumas, ar tai kelių milijardų dolerių eksperimentas, kuris niekada neveiks? Paprastam žmogui puslaidininkių gamykla atrodo kaip bet kuri kita didžiulis pramoninis objektas. Milžiniškų, be langų dėžių sankaupa, tačiau viduje darbuotojai raižo raštus ant silicio. Tai procesas reikalaujantis 100 žingsnių su lazeriais ir plazma visiškoje vakuumoje. Vienas dulkių krislas gali sugadinti milijonus kainuojančią partiją. Sonoros dykumos viduryje, kur dulkių audros yra įprastas sezoninis reiškinys, TSMC turi sukurti aplinką, kuri būtų 1000 kartų švaresnė nei ligoninės operacinė. Oras filtruojamas 100 kartų per valandą. Gamykla stovi ant milžiniško amortizatorių, kad būtų sustabdytos vibracijos nuo netoliese esančių kelių. Ši kontrolė leidžia TSMC gaminti lustus Nvidia ir Apple. Tačiau įrenginiai yra tik pusė istorijos. Dešimtmečius kurtos Taivano ekosistemos neįmanoma supakuoti į jūrinį konteinerį. Tačiau perkelus ją į Arizonos dykumą iškart kyla trintis. Kiekviena detalė, žmogus ir procesas susiduria su naujais iššūkiais anapus Ramiojo vandenyno. TSMC pranašumas susiveda į vieną dalyką – ekstremalios ultravioletinės litografijos technologiją – EUV. Kiekvienos mašinos viduje esantis lazeris turi pataikyti į judantį taikinį 10 000 kartų per sekundę. Bet kokia klaida ir milijonų dolerių vertės silicis sugadinamas. Tokijo atominio lygio tobulumo atkūrimas Arizonos dykumoje diena iš dienos paverčia šią gamyklą unikaliu lošimu. Žmogiškasis faktorius prideda dar daugiau įtampos. Taivano kultūroje įprasta dirbti 12 valandų pamainomis ir greitai prisitaikyti. Amerikiečiams svarbus kitoks darbo ir asmeninio gyvenimo balansas. Taivane inžinierius gali gyventi bendrabutyje šalia gamyklos ir būti pasiruošęs atsikelti 3 valandą ryto, kad ištaisytų litografijos klaidą. Arizonoje tas pats inžinierius greičiausiai gurkšnoja kavą už 20 minučių kelio ir svarsto, ar ankstyvas atsikelimas JAV laikomas viršvalandžiais. Jei negalite atkartoti, kaip žmonės dirba, negalite atkartoti ir to, ką jie sukuria. Tačiau pirmieji lustai pagaliau pradedami gaminti. TSMC perkelia visą žinių civilizaciją į smėlį.
Tai patikrina, ar JAV gali atkurti tiekimo grandinę, kurią prarado prieš dešimtmečius. Arizona yra vakarų technologijų išlikimo fronto linija. Projektas ne tik stato gamyklą, jis bando nukopijuoti visą ekosistemą ten, kur ji natūraliai neegzistuoja. Jūs bandote auginti pramonę netinkamoje dirvoje. Jei TSMC Arizona pavyks, tai įrodys, kad pažangiausios pasaulio technologijos yra perkeliamos. Jei nepavyks, tai įrodys, kad Jungtinės valstijos visam laikui priklauso nuo mažos salos pavojingiausiame pasaulio vandens kelyje. Štai klausimas. Ar tai nepriklausomybė, ar tiesiog labai brangus eksperimentas? Planas atrodo tobulas popieriuje, tačiau vienas išteklius gali parklupdyti visą operaciją. Puslaidininkių gamyklos yra neįtikėtinai ištroškusios ir jos nenaudoja paprasto vandens. Joms reikia kur kas ekstremalesnio dalyko – vandens, iš kurio pašalintas kiekvienas mineralas. Pirmoji TSMC Arizonos gamykla vien per dieną sunaudoja daugiau nei 4,75 milijono galonų šio specializuoto vandens vien tam, kad nuplautų lustus ir atvėsintų sunkią įrangą. Kolorado upė pasiekė istorinės žemumas, o vyriausybė jau mažina Arizonai tiekiamo vandens kiekį. Pačios pažangiausios pasaulyje technologijos kūrimas sausoje dykynėje yra geografinis paradoksas. Phoenixas – tai 5 milijonų gyventojų miestas, kuris jau dabar sunkiai randa pakankamai vandens išgyventi. Dabar šalia atsirado gamykla, kuri vandenį geria tarsi per laimės valandą. Įprastoje gamykloje vanduo yra tiesiog komunalinė paslauga. TSMC jis tampa cheminiu reagentu. Šis vanduo yra toks tyras, kad tampa agresyvus. Jis ištraukia atomus iš visko, prie ko prisiliečia. Jei vienas mikroskopinis kalcio ar magnio dalelės prisiliečia prie silicio plokštelės skalavimo metu, visa partija tampa bevertė. Kad tai pasiektų, TSMC turi išgryninti vandenį iki tokio lygio, kokio gamtoje nebūna, pašalindama kiekvieną įmanomą priemaišą. Norint sukurti lustus, silicį reikia plauti 100 kartų. Viena netobulumo sekundė ir išeiga smarkiai sumažėja. Versle, kuriame pelno maržos yra menkos, o patekimo į rinką kaina milžiniška, išeigos sumažėjimas yra mirties nuosprendis. Jei vandens lygis nukrenta per žemai, gamykla sustoja. Toks paprastas įvykis sustabdytų viską, nuo Nvidia dirbtinio intelekto lustų iki karinių raketų gamybos. Arizona pasiūlė didžiulę, neužstatytą žemės plotą ir raudoną kilimą ir greitai išduodamus leidimus. Kad išgyventų, TSMC deda viltis į aukštųjų technologijų pertvarką, milžinišką perdirbimo gamyklą, kuri bando išsaugoti 90% kiekvieno sunaudoto lašo. Tačiau vanduo nėra vienintelis dalykas, kurį šis monstras sunaudoja. Lustų gamykla yra juodoji skylė elektrai. Įrenginiai veikia visą parą, 7 dienas per savaitę. Norint išraižyti grandinės ant silicio, reikia milžiniškų pastovių energijos pliūpsnių. Arizonos elektros tinklas jau dabar patiria didelį spaudimą dėl alinamo karščio. Valstija diegia saulės baterijas kiek įmanoma greičiau, bet ar to pakanka? Šio nesibaigiančio energijos poreikio širdyje yra EUV litografijos aparatas. Kiekvienas jų sunaudoja apie 1 megavatą elektros energijos. TSMC Arizonoje planuoja įrengti 10 tokių aparatų, o kiekvienam jų reikia aušinimo sistemos galinčios aptarnauti dangoraižį. Padauginus tai keliasdešimt kartų, staiga gamykla pradeda diktuoti valstijos energetikos politiką. Kad šviesos neužgestų, valstija stato milijardus kainuojančias baterijas ir specialias elektrines vien tik šiai gamyklai. Ir tai sukuria užburtą išlaidų ratą. Norint taupyti vandenį, uždarai aušinimo sistemai reikia daugiau elektros energijos. O norint gauti daugiau elektros valstijoje, kuris sparčiai atsisako anglies, reikia daugiau saulės energijos ir gamtinių dujų. Dabar kiekvienas Arizonos išteklius yra svarbus gamyklos išlikimui. Tačiau Taivanas turi patirties. Jie turi tai, ką JAV sukurti gali prireikti dešimtmečių. Puikiai suderinta žmogiškoji mašina. Elitinės mokyklos tiesiai į gamyklas tiekia inžinierius. Norėdama užpildyti spragą, įmonė atsivežė 1000 patyrusių specialistų. Iki 2026 metų pradžios jie sudarė 40% Arizonos darbo jėgos. Tačiau lėktuvo bilietas negali įveikti kultūrinio atotrūkio. Pagrindinė problema ta, kad negali tiesiog pasamdyti protingo inžinieriaus ir tikėtis, jog jis valdys gamybos liniją. Taivane geriausi absolventai ne tik išmoksta fiziką, bet ir susipažįsta su įrenginiais. Jie auga sistemoje, kurioje gamykla yra visatos centras. Arizonoje talentus išvilioja konkurentai. Ryškiausi protai yra viliojami SpaceX, Google ar Teslos. Jie nori kurti dalykus, kuriuos gali matyti. Mikroschemų gamykloje dirbate su dalykais, kurių plika akimi neįmanoma pamatyti.
Todėl TSMC atkartojimas nėra vien tik inžinerija. Tai bandymas per naktį atkurti dešimtmečius kurtą kultūrą ir instinktą. O tai sukelia savų problemų. Po to sekė bylos. Buvo teigiama, kad įmonė teikia pirmenybę Azijos darbuotojams, o ne vietiniams. Profesinės sąjungos kritikavo užsienio darbo jėgos naudojimą. Šie susidūrimai padidino išlaidas ir sustabdė projekto eigą. Šioje dykumoje lustų gamyba kainuos iki 30% daugiau nei Taivane. Norėdami užpildyti kompetencijos spragą, vietos kolegijos pradėjo skubes mokymo programas. Jie siūlo 10 dienų intensyvius kursus, kuriuose mokoma gamybos cecho pagrindų. Šios pastangos padeda, tačiau didelės pragyvenimo išlaidos ir alinantis karštis daugelį atbaido. Net ir su $130 000 atlyginimu žmonės išeina iš darbo. Tačiau prieš išeidami, jei jums patinka tokios gilios analizės, būtinai prenumeruokite. Amerikos kraštovaizdis greitai keičiasi ir aš čia tam, kad viską apžvelgčiau. O štai čia ir yra žmonių trūkumas šiame dykumos eksperimente. Iki 2026 metai, kovo 1, gamykla jau buvo įgavusi ritmą. Tačiau finansinė našta išlieka. Darbo jėga dykumoje kainuoja beveik 2,5 karto daugiau nei Taivane. Vadovai dabar lanko pamokas, kaip bendrauti su amerikiečiais, bandydami suderinti griežtas taisykles su asmenine laisve. Didžiausias skirtumas matomas priežiūros kultūroje. Nors valstijoje yra stiprios inžinerijos programos Arizonos valstybinėme universitete, vietiniai talentai istoriškai buvo orientuoti į aviacijos ir kosmoso pramonę. Karjera TSMC nėra tik darbas. Tai didelės įtampos ištvermės išbandymas. Šios darbo jėgos atkūrimas yra sunkiausia Arizonos pokyčių dalis. Ir kuo labiau į tai žiūri, tuo sunkiau tai vadinti nepriklausomybę. Gamykla gali būti pastatyta dykumoje, bet darbo jėgos ten nesukursi. Norint suprasti, su kuo iš tikrųjų susiduria Amerika, reikia pažvelgti į pirminį planą. Taivanas nesukūrė savo lustų imperijos atsitiktinai ar vien grubia jėga. Jis kūrė savo puslaidininkių kultūrą daugiau nei 50 metų. JF bando tai sutalpinti į 5 metus, o tikros konkurencijos nematyti. Puslaidininkių gamykla yra trapios tiekimo grandinės viršūnėje, kurios dauguma mūsų niekada nemato. Norint išlaikyti šiuolaikinę švariąją patalpą veikiančią, reikia ne tik elektros ir vandens. Reikia nuolatinio, tobulo, retų cheminių medžiagų, specializuotų dalių ir itin grynų dujų tiekimo. Naudojamos cheminės medžiagos yra nepaprastai lakios. Daugumą jų reikia laikyti tikslioje temperatūroje ir tvarkyti itin atsargiai. Darbo jėga ir šių medžiagų gabenimas oro transportu padidina kiekvieno Phoenixe pagaminto lustų kainą 20%. Kiekvienas lustas turi paslėptą mokestį dar prieš patekdama į gamyklą. TSMC yra apsupta tankiu vietinių tiekėjų tinklu, kuris auga dešimtmečius. Tai yra struktūrinė būtinybė. Be šios ekosistemos net geriausi inžinieriai ir įrenginiai negali užtikrinti nuolatinės lustų gamybos. Siekdama tai pakeisti, JAV vyriausybė skiria milijardus dotacijų. Iš viso $39 milijardai yra bendra suma skirta pagal CHIPS įstatymą gamybos paskatoms. Dalis šių lėšų skiriama tiekėjams persikeliantiems į dykumą. Milžiniška gamykla negali išgyventi viena. Jai reikia ją aptarnaujančios ekosistemos. Šiuo metu daugiau nei 40 mažesnių Taivano tiekimo įmonių tyliai įsikuria visame Phoenixe, sukurdamas daugiau nei 12 000 darbo vietų vadinamajame mažajame Taipėjuje, kad paremtų TSMC. Jie perkelia tūkstančių šeimų per ramųjį vandenyną, kurdami ekosistemą realiuoju laiku. Vaikai, užaugę Taipėjuje, dabar lanko vidurinę mokyklą Arizonos priemiesčiuose. Jie ima milžiniškas paskolas su sparčiai kylančiomis JAV palūkanų normomis, rizikuodami visu savo šeimos palikimu, kad šis dykumos eksperimentas pasiteisins. Jie moka didžiulius pinigus už komercinį nekilnojamąjį turtą Phoenixe vien tam, kad liktų arti pagrindinės įmonės. Jei Arizonos projektas sustos, arba jei vyriausybės pinigai užtruks per ilgai, šie pagalbiniai tiekėjai pirmieji bankrutuos. Statyti Arizonoje reiškia mokėti daugiau už viską. Statybų kaštai JAV yra gerokai didesni nei Taivane dėl darbo reglamentų ir skirtingų saugos standartų. Gigafabrikas Taivane gali būti pastatytas maždaug per 2 metus. Arizonoje leidimų gavimas, aplinkosaugos peržiūros ir statybos tolerancijos prailgina laiką. Tai sukuria bauginančią spragą. Net jei lustai gaminami Arizonoje, šiuo metu jie yra tarsi smegenys be kūnų. Jie turi pereiti pažangiojo pakavimo etapą, kur lustas yra pjaustomas, testuojamas ir dedamas į apsauginį apvalkalą su jungtimis.
Metų metus to nebuvo įmanoma padaryti Jungtinėse valstijose. Baigtas silicis turėjo būti gabenamas lėktuvu atgal į Taivaną arba Malaiziją, kad būtų supakuotas. Jei Ramiajame vandenyne kiltų karas ar blokada, Arizonos gamyklos virstų beverčiais aukštųjų technologijų pastatais. Norint tai išspręsti, netoliese Peorijoje statoma nauja pakavimo gamykla. Tai yra trūkstama grandis, kuri galėtų pagaliau padaryti Amerikos lustų pramonę nepriklausomą. Ji naudos technologiją, kurios dėka lustų nebereikės skraidinti atgal į Taivaną galutiniam užbaigimui. Sluoksniuojant atmintį tiesiai ant loginio procesoriaus, Peorija tampa vieta, kur silicis virsta ginklais, išmaniaisiais telefonais ir viskuo, kas tarp jų. Tačiau tiekimo grandinės problema susijusi ne tik su cheminėmis medžiagomis ir pakavimu. Tai taip pat susiję su išteklių stygiaus nulemtais papildomais kaštais. Kitoje slėnio pusėje, nuo TSMC komplekso, Intel išleidžia daugiau nei $30 milijardų savo miesteliui plėsti. Šie du gigantai šiuo metu yra įsivėlę į nuožmų karą dėl to paties riboto specializuotų rangovų ir medžiagų kiekio. Tai paprasčiausia kova dėl įtakos. Amerikos pietvakariuose yra tik tiek pramoninės klasės betono ir tik tiek profsąjungų elektrikų, kurie moka įrengti laidus slėginėje švarioje patalpoje. Kai jiems reikia statybinės įrangos, kainos šauna į viršų. Jie vieni kitus ėda, kad tik spėtų įvykdyti terminus. Jiems abiem reikia to paties itin gryno helio ir neono, kurie yra būtini lustų gamybai. Per 2021-2022 pasaulinę trūkumą neono kainos JAV šoktelė daugiau nei 600%, nes įmonės viena kitą permušinėjo, kad tik išlaikytų gamyklas veikiančias. Trūkumas dabar tapo kovos lauko dalimi. Būtent todėl agresyvi 2026 metų plėtra yra tokia pavojinga. Didindama planą iki 8-12 gamyklų ir išplėsdama pakavimo gamyklą iki $7 milijardų vertės objekto netoliese, JAV stipriai didina spaudimą sistemai, kuri jau dabar rodo įtrūkimų. Jie dvigubina savo statymą, dar nesužaidus pirmosios partijos iki galo. Dykumoje baigėsi fizinė erdvė, elektros tinklas stena nuo naujos apkrovos. Aukcionų karai išsekina mažesnius tiekėjus. Tačiau jei vyriausybės subsidijos baigsis anksčiau, nei vietos ekosistema taps savarankiška, visas projektas gali žlugti nuo savo paties svorio. Tačiau alternatyva – palikti 92% pažangiausios pasaulyje lustų gamybos saloje, esančioje už 100 mylių nuo Kinijos. Arizona yra rizika ir JAV stato viską. Lustai, ginkluotė, ekonomika – viskas priklauso nuo šio projekto sėkmės. Tačiau dykuma, ant kurios viskas statoma, nesirūpina, ar Amerika laimės. Ačiū, kad šiandien buvote su manimi. Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, prenumeruokite kanalą ir įjunkite pranešimus. Tai tikrai daug reiškia. Dar kartą ačiū ir iki kito karto MEPEC kanale.